Na kągi, sveiki, vėl Eligė ir skaičių magija. Spaudžiam patiktuką, prenumeruojam kanaliuką, kad nepraleistumėt tų žinučių. Ir aišku, būtų nuostabu, jeigu jūs parašytumėte komentare 999. Tai yra norų išsipildymo skaičius. Kai matote automobilį, kuris yra 999, iš karto kokią nors norą. Galvokite, tokia aukč ir yra. Ir šiandieną apie nuostatas, apie turto nuostatas. Mes norim visi būti turtingi, visi aktyvūs, kad viskas mums sektųsi. Bet mes dažniausiai esam nusistatę, kad geriau nerizikuosiu, nes vis tiek man nepasiseks. Tai mano mėlyjei, pats svarbiausias dalykas, patikėkite, kad jums pasiseks. Jūs tiesiog turite galvoti, kad man viskas pasiseks. Gyvenime daug kartų dariau vabankus. Vieni pasisekė, kiti nepasisekė, bet visada mintyse turėdavo, Dieve, tu geriausiai žinai, juk turi pasisekti. Ir negi jūs nerizikuotumėt šiandieną, jeigu žinotumėte tiksliai 100%, žinotumėt, kad jums bus viskas kuo puikiausiai, kad jūs geriausiai pasiseks visas jūsų tai, ką jūs susiplanavote. Ir kai mes žinome tiksliai, kad mums, pasiseks, tada mums ir sėkmė ateina. Tada ir mūsų nuotaika gera. Bet protas mūsų, pum, jisai drąsiai sako, ne, tau negali sektis, juk tu dažnai save apkalbam nevykėlis, nes įsitikinimas toksai, mūsų tos nuostatos ir įsitikinimai atsinešti labai dažnai iš vaikystės. Atsinešti labai dažnai iš visiškai tos aplinkos, kuri gyveno ne taip, kaip mes norėtumėm, kad mes gyventumėm. Tai kodėlgi nepabandžius tuos įsitikinimus pasikeisti. Ir dar būkime drąsūs. Nuoširdžiai sakau, būkime drąsūs. Mums visiems tai reikia labai nedaug. Labai nedaug. Aš nesakau, kad rizikuokite galvų netekdami, bet drąsa suteikia naujas galimybės. Kažkada eidama 100 kilometrų, kai aš pasakiau savo taip, tam 100-ukui, aš tikrai nesitikėjau, kad man reikės tiek valios, tiek drąsos. Ir pamatuota rizika visada išveda iš komforto zonos ir sulaužo senas mūsų nuostatas. Jeigu reikia save įtikinėti, kartokite, aš esu drąsi, aš esu drąsus, man pavyks, aš tą ir tą padarysiu. Ir pati visata jums padės. Tad su jumis Eligė ir skaičių magija linkiu nuostabios drąsos, nebijoti, sau pasakyti taip. Ne visada tai bus lengva, bet tai bus pergalė, bus nereali. Spaudžiam patiktukus, persiunčiam draugam, galbūt kažkam šiandieną būtent reikia šios drąsos.